Šaltasis metų laikas yra pats tinkamiausias metas pradėti rūpintis savo kūno linijomis. Tarsi rudeniniai lapai, krentantis kilogramai ir stangrėjantis kūnas gali išties nudžiuginti jūs pavasarį. Strijos, celiulitas ir nepageidaujamos riebalų sankaupos įvairiose kūno srityse, bene dažniausiai pasitaikančios problemos, kurias moterys stengiasi spręsti įvairiais būdais, teigia kineziterapeutė ir kūno priežiūros specialistė Svetlana Mackevičienė. Problemų yra pirmiausia riebalų sankaupas ir kur nepageidautina visiškai ir žinoma, kad celiulitas. O moteris, kurie jau turi kaip ir numetė jau svorį arba po gimdymo, tai be abejo suglebusi oda ir strijos. Šias problemas spręsti galima ir netgi privaloma. Naujausias, efektyvus ir nuolat skubančioms moteriams laiką taupantis būdas, kurį siūlo kineziterapeutė, kompleksinės anticeliulitinės kūno lieknėjimo ir stangrinimo programos. Pradedam ir nuo riebalų sankaupų pašalinimą, įjungiam ir fizinius pratimus, ir detoksikacijos. Jeigu panaudojam technologiją naują Cryo, tai būtinai naudojama limfodrenažas. Tas derinys visų tų procedūrų yra per labai trumpą laiką. Vienas naujausių ir efektyviausių metodų taikomas viso pasaulio spa salonuose – kriostimulacija. Skysto azoto garai arba kitaip tariant -160 laipsnių šaltis nukreipiamas į probleminės kūno vietas, jis veikia probleminės poodžio ląsteles, kurios yra labai jautrios šalčiui. Klinikiniais tyrimais įrodyta, jog kriostimulacija 4 kartus pagreitina kraujotakos mikrocirkuliaciją, detoksikuoja, padidina metabolizmą, o tai reiškia, jog net iki 8 valandų po procedūros organizmas sudegina iki 800 kalorijų. Tai leidžia sumažinti celiulitą, sustangrinti odą, pagerinti kolageno ir elastino skaidulų procesą bei raumenų tonusą. Grožio industrijai plečiantis, moterys sulaukia įvairių kūno tobulinimo pasiūlymų. Tačiau specialistė Svetlana patikina, kad tik kompleksinis kelių metodų taikymas vienu metu gali suteikti efektyvų rezultatą per minimalų laiką. Jeigu, pavyzdžiui, vienos rūšies procedūros reikia daryti 12, tai jinai sugaišo nemažai laiko ir pinigėlių. O, pavyzdžiui, dabar galima padaryti 4, 5, kitų 6, 8. Yra per visą kitą sustatomą programą ir jinai dirba pagal tą programą, žinoma, trumpiau. Specialistė tvirtina, po krioterapijos būtina limfodrenažinė terapija, kadangi kriostimulacija papildomai taikant kūno įvyniojimą ir limfodrenažinį masažą leidžia saugiai atsikratyti riebalinio sluoksnio tose kūno vietose, kurios yra atsparios dietoms ir fiziniams pratimams. Procedūros saugumas paminėtas nebereikalo. Pasak specialistės, taikant tam tikras liekninimo procedūras, nepašalinus riebalų iš moters organizmo galima sulaukti liūdnų pasekmių. Šiaip tai pavojus tikrai yra. Ir medikai šitą visą žino. Ir jeigu naudojama kavitacijos procedūros, tai be abejo turi būti būtinai limfinis drenažas. Turi būti sportas ir limfinis drenažas. Todėl, kad mes visi žinom, kad riebalai kaupiasi paskui vidiniuose organuose. Nepašalintų riebalų perteklius iš moters organizmo gali sutrikdyti vidaus organų veiklą, teigia specialistė. Kada pribėja kepenys arba inkstai, tai tikrai arba vidaus organai, tai jų funkcija yra sumažėjus, sulėtėjus, tai be abejo daugiau kaupiasi toksinai ir tiesiog savijauta yra labai bloga. Būtent todėl kineziterapeutė ir rekomenduoja limfodrenažinį masažą. Jis stimuliuoja limfos ir kraujotakos apytaką, padeda audiniams maksimaliai prisotinti deguonies, skatina regeneracinius procesus, aktyvina medžiagų apykaitą, stiprina organizmo imunitetą bei padeda atsikratyti antsvorio. Na, o toms, kurios įsitikinę, jog naudodamos vieną ar kitą procedūrą per kelias dienas ar savaitę pasieks stulbinamų rezultatų, kineziterapeutė siūlo neapsigauti. Stebuklo nebūna ir mes turim dirbti komandai. Turi būti atliekamos procedūros efektingai ir tam tikrų skaičių. Turi dalyvauti pirmiausia tas, kas nori rezultatų. Ir jeigu per įvairumas procedūrų, tai yra sustatyta taip, kad jeigu moteriškė negali ar nenori eiti į sporto salę, tai yra pas mus irgi eina į programą, būtent elektrostimulacija, kada atitinka fiziniam pratimam.
Taigi jau po 3 savaičių galite pasiekti norimą rezultatą – efektyviai sumažėjusį celiulitą, sustangrėjusią kūno odą ar sumažėjusias strijas. Tačiau per pakankamai trumpą laiką pasiekti gerų rezultatų galima tik derinant kompleksinės, unikalias ir saugias aparatinės fizioterapijos bei kosmetinės kūno procedūras, žinoma, patikrintas profesionalų.